Taip, sveiki visi. Malonu jūs čia matyti. Taip. Pagal jūsų reakcijas į įrašą matau, kad tema irgi labai aktuali. Todėl pasistengsiu labai nuosekliai ir aiškiai ištransliuoti tą žinutę, kurią norėjau ištransliuoti, kad jūs žinotumėt, kaip pakreipti, kaip veikti, kad nekenkti sau, o kad kaip tik kurti tai, ką mes norim kurti. Va, tai šiandien mūsų paskaitoje aptarsim, kas yra aplamai matrica, kaip tai susiję su mūsų gyvenimu asmeniškai. Ir norėsiu, kad jūs sąžiningai savo pasitikrintumėt, kokia yra jūsų gyvenimo matrica, koks yra jūsų štampas, ar ne? Ir kaip jį pakeisti, kaip pakeisti štampą, kaip pakeisti savo gyvenimo matricą. Tai visata, visos visatos yra žaidimas. Žaidimas yra matrica. Ir visa esmė yra tame, kad matrica yra sudaryta iš dimensijų. Ir kiekviena dimensija turi savo žaidimo taisykles ir ten vyraujančias energijas, tai yra raktus. Ir jeigu pradėti nuo pirmosios dimensijos, tai iš tikrųjų mano žiniomis, aš negaliu sakyti, kad tai yra tikrai absoliuti tiesa, bet mano žiniomis yra 13 dimensijų. Ir pirmoji dimensija tai yra pragaro dimensija, matricos dimensija, o 13 tai yra kūrėjo Dievo dimensija. Ir mes keliaujam per jas nesuvokdami žaidimo taisyklių, todėl mes pasiklystam ir nežinom, kaip išeiti iš ten, kur mums nepatinka, iš to žaidimo matricos, kuri mums nepatinka. Tai pirmoji dimensija, matricos dimensija yra pragaro matrica. Tai yra jos raktai yra nuolatinė kančia, visiška beprasmybė, spengianti tuštuma, absoliuti neviltis, baimės didžiulės, skausmas ir noras išnykti. Man teko sesijų metu į pragarą nusileisti ne su vienu žmogumi, ne su viena siela. Ir pragaras gali būti tiek sielos lygmenį, ką religijos vadina pragaru, lygiai taip pat gali būti ir fizinio kūno lygmenį. Tai yra, kai mes jau čia žemėje susikuriam visišką pragarą per savo šituos neišmanimą, per savo štampus, per savo raktus, per savo vidinės matricas. Susikuriam išorinę matricą, kuri atitinka pirmąją dimensiją. Ir tokiu būdu mes patiriam labai didelę kančią. Toliau antroji dimensija yra taip pat kančios ir skausmo matrica. Ir šitoje sistemoje, kai mes žaidžiam šitą žaidimą, mes esame visiški sistemos vergai. Ir šios dimensijos raktai yra neviltis, beprasmybė, ubagystė, sunkios ligos, karai, beviltiškumas, stiprus aukos vaidmuo, kai žmogus jaučiasi silpnas, bejėgis, kai jam atrodo, kad jis priklauso nuo kažko, kad kažkas turi jo pasirūpinti, visiškas jokios atsakomybės nebuvimas, atsakomybės perkelimas sistemai, įvykiams, išoriai. Toks žmogus yra nieko negalintis, gyvenantis panikoje, fobijose ir, žinoma, labai labai didelėme sielos skurde. Ir antroji dimensija, lygiai taip pat kaip ir pirmoji, gali būti tiek sielos lygmenį, tiek ir fizinio kūno lygmenį. Toliau. Sveiki, sveiki. Dar jungiamės. Trečioji dimensija yra tai, kurioje gyvena dauguma žmonijos, Žemės planetos gyventojų, dauguma, bet tikrai ne visi. Ir čia šitoje trečioje dimensijoje mes esame sistemos žaislai, mes esame žaislai, kiti tai vadina maistu energetiniu kažkam, kiti tai vadina ferma, nėra jokio skirtumo, mes esame žaislai, tikintis, kad turime laisvę, pasirinkimo laisvę, tačiau kol mes nepakylame virš įvykių,
virš sistemos, kol mes nesuvokiame visatos veikimo principų, jokios pasirinkimo laisvės mes neturim. Kadangi mus valdo šablonai, mus valdo karmos dėsnis, mus valdo raktai, mus valdo sistema, mus valdo programavimas. Ir tol, kol mes to nesuvokiam, mes kaip sistemos raikteliai žaidžiam kažkieno žaidimą, galvodami, kad esam laisvi rinktis, gyventi, patirti ir taip toliau. Iš tikrųjų, čia laisvės jokios nėra. Čia net negali būti kalbos apie jokią laisvę. Vienintelė laisvė, kurią mes turim šitoje vietoje, tai yra išsakytas ketinimas išsivaduoti iš 3D matricos ir įgyti tikrąją laisvę, pereinant į 5-ąją dimensiją. Na ir 3-osios dimensijos raktai, šablonai, laikantis mus įstrigusius 3-oje dimensijoje, yra visos plataus spektro emocijos, kurias mes labai dažnai patiriame. Tai yra pirmiausia, pats žemiausias spektras yra gėda, kaltė, arba kaltinimas ir gėdinimas, priekaištai, pyktis, baimės, liūdesys, sielvartas, visos tos mums įprastos emocijos, prie kurių mes įpratę, kurios mums yra normalios, mus ir laiko pririštus prie 3-osios dimensijos. Tai yra mūsų raktai, ką mes galime atrakinti. Mes gyvename trūkume, meilės, dėmesio trūkume, palaikymo trūkume, gyvenam per tokį didžiulį norą kažkam kažką įrodyti, pasirodyti. Mūsų ego taip sukurtas, kad mes nuolatos ką nors smerkiam, teisiam, lyginamės. Toliau norim būti teisiais arba teisingais. Lygiai tas pats pasakytina apie žmonės, kurie laiko save šviesos kariais arba šviesos nešėjais. Tai irgi yra kova. O kova yra 3-osios dimensijos raktas, 3-osios matricos kūrimo šablonas. 3D šablonas yra kova už būvį, kova su tamsa, kova su neteisybė, skaudžios netektis, praradimai, apgaulė, nepasitikėjimas, prastėjanti sveikata, priklausomybės įvairiausios, prisirišimai ir taip toliau. Tai yra visa tai, ką ir dažniausiai patiria mūsų žmonija. Ir dauguma žmonių suvokia, kad tai nėra jau natūrali mūsų būsena, kad galima kažkaip kitaip, bet yra klausimas, kaip iš to išeiti. Toliau, 4-oji dimensija yra kaip koridorius, kaip pereinamasis koridorius. Ir čia jau prasideda sąmoningas žaidimo taisyklių suvokimas. Kai žmogus sąmoningai suvokia visatos žaidimo taisyklės, matricos žaidimo taisyklės, jis turi galimybę iš 3-osios dimensijos pereiti į koridorių, į 4-ąją dimensiją, tol, kol dirba su savimi, tol, kol mokosi, tol, kol suvokinėja, tam, kad galėtų galų gale, kad įvyktų tas vadinamas matricos lūžis, apie kurį aš paminėjau pavadinime, ir kad mes galėtumėm pereiti į 5-ąją dimensiją. Tai šitos dimensijos raktas, šablonas yra neutralumas. Tai yra, kai mes sąmoningai pasirenkam nereaguoti, kai mes sąmoningai pradedam išmanyti visatos veikimo principus, kai mes sąmoningai pradedam suvokti karmos dėsnius, kai mes prisiimam atsakomybę ir kai mes išmokstam transformuoti visas tas sunkes energijas į aukšto dažnio vibracijų energijas. Na ir 5-oji dimensija yra aukštų vibracijų matrica, kuri jau yra gerokai subtilesnė. Ten yra net ir fizinis kūnas mūsų subtilesnis ir tai žmogaus protas supranta kaip rojaus dimensiją. Tai reiškia, kad rojų mes galime patirti ir žemėje, jeigu mes sugebėsime tuos raktus neutralizuoti, atsisakyti jų, su kuriais įpratę esame gyventi. Tai yra, atiduosime visus raktus ir susikursime neutralumo būseną, tol, kol auksime, mokysimės, pratinsimės prie naujų vibracijų ir galų gale mes pereisim į naująją dimensiją, tai yra raktas yra pilnatvė. Ir pilnatvė jau susideda iš daug aukštų vibracijų energijų, tai yra meilė, ramybė, džiaugsmas, gausa, kūryba, atsiskleidžia talentai mūsų, sveikata, energingumas, lengvumas, pasitikėjimas. Čia vyrauja jau visai kitoks bendravimo būdas, tai yra pagrindai yra geranoriškumas, atjauta, dalinimasis, priėmimas.
Ir augimas vyksta per džiaugsmą, lengvumą, suvokimus ir šviesias patirtis. Tai visai jau nebepalyginama su tuo, ką mes turim dabar. Jeigu jums kyla klausimų, tai jūs juos iš karto drąsiai rašykit. Aš pasižiūrėsiu kartas nuo karto ir atsakysiu. Ir dabar apie tolimesnės dimensijas aš nebekalbėsiu, nes tai jau yra dar subtilesnės ir dar labiau išreikštos dvasinio lygmens dimensijos, kurios mūsų protui gali būti ir nesuvokiamas. Ir iš tikrųjų tai mes gyvename tam pačiam fiziniam lygmenį, sakykime, ar ne, bet mes turėdami skirtingus raktus patiriame skirtingas žaidimo taisyklės, tai yra mes susikuriam skirtingas matricas. Net gyvendami tame pačiame name žmonės vieni gyvena labai sunkų gyvenimą, ar ne, mato labai, patiria skaudžias patirtis, kiti tam pačiam name, toj pačioj vietoj. Niekas nepasikeitė, valstybė ta pati, oras, sąlygos tos pačios, ar ne, parduotuvės tos pačios, kaimynai tie patys, bet vieni patiria sunkumą, chaosą, pragarą, o kiti tiesiog laimę, džiaugsmą, ramybę. Tai ir yra priklauso nuo to, kokį raktą tu turi, kokį šabloną tu kuri ir ką tu aplink save matai. Nes tu matai tai, kas yra tavyje, tu kuri savo išorinę aplinką. Nepriklausomai nuo to, kur tu esi. Tas pats žmogus gali eiti gatve ir vienas ten matys skurdą, ubagus ištiestomis rankomis, šiukšlės, ten gulinčius alkoholikus, daug invalidų ir dar kažkokias visokias negeras, sunkes detalės, kurias jis priims, sureikšmins ir pasakys, va, koks pasaulis yra žiaurus ir baisus, o kitas eidamas tą pačią gatvę, tuo pačiu metu, tuo pačiu laiku matys šviečiančią saulę, besišypsančius žmonės, moteris pardavinėjančias gėles, ar ne, ir daug visai kitų gerų, nuostabių dalykų. Todėl mes patys ir tik mes patys esam atsakingi už tai, kokioje matricoje gyvenam. Ką mes iš savęs spinduliuojam, kokį. Mes esam kaip raktai, ar ne, kur mes einam, ir mes galim atrakinti tik tai, kas yra mumise, tik tai, su kuo mes rezonuojam. Ir kuo daugiau mumise yra pykčio, tuo mes daugiau atrakinsim durų, kuriuose vis daugiau ir daugiau patirsim pykčio situacijų. Kuo daugiau mumise yra meilės, tuo daugiau mes atrakinsim, įeisim į meilės dimensiją, į meilės matricą, kur vis daugiau ir daugiau patirsim meilės. Taip, kas laiko mus įstrigusius? Kas laiko mus įstrigusius trečioje dimensijoje, tai yra trečios D matricos žaidime. Tai pirmiausia, mus laiko karminiai kontraktai, mazgai, susitarimai, prakeiksmai. Vėlgi, kol jie yra sąmoningai nesuvokti, tol jie valdo mūsų gyvenimą. Mūsų gyvenimą valdo žvaigždės, likimas, karma ir visi tie pasirašyti kontraktai, kol mes nesuvokėme, kad mes juos galime paimti, va taip, čia ir dabar nutraukti, panaikinti, anuliuoti. Toliau, kai tik tai žmogutis gimsta šiame pasaulyje, šioje 3D dimensijoje, prasideda labai aktyvus programavimas. Pirmiausia, programuoja mus tėvai ir kiti artimieji, sakydami, neik, užsigausi, nelip, nedaryk, mąstyk galvą, kaip tu taip gali, gėdindami mus ir taip toliau, nes jiems gėda prieš kaimynus, kad neišsipurvink, neišsitepk, į balą nelipk, ir tai yra prasideda nuo pat vaikystės, ribojimai. Toliau, mūsų tarybiniais laikais, kai aš augau, mus kūdikius vystydavo. Dabar nežinau, aš savo vaikų jau tikrai nevyščiau, bet galbūt yra mamos, kurios vysto savo vaikus, ir ką tai reiškia? Tai reiškia, kad nuo pat gimimo vaikas mokomas būti bejėgiu. Bejėgystė, jis nieko negali. Ir jis šaukia, rėkia, o knygose būdavo parašyta, kad vaikas turi parėkti, vaikas turi pats nusiraminti, vaikas turi būti. Dabar jau aišku, viskas yra pasikeitę, mamos nešioja vaikus prie krūtinės, jie yra nevystomi, jie būna daug gryname ore, su jais yra kalbama. Taip, dabar jau keičiasi laikas, ar ne, pasikeitė era ir keičiasi laikai, keičiasi suvokimai, bet mes, mūsų karta užaugusių, esame nuo pat mažens pripratinti būti bejėgiais.
šauktis, neprisišaukti, mes paliekame miegoti vieni lovelėse, o kadangi maža sielas labai stipriai atakuoja kito pasaulio, kitų dimensijų būtybės, ar ne, tai reiškia, kad mes patiriam labai didelę baimę nuo pat mažens ir niekam su tuo negalim pasidalinti. Reiškia, programavimas vyksta nuo pat gimimo. Ir lygiai taip pat aktyvinimas mūsų tų programų, kurias mes jau atsinešėme kaip sielos patirtį iš praeitų gyvenimų. Toliau programavimas sėkmingai keliauja per socialinę erdvę, artimieji, kaimynai, darželis, ar ne, taisyklės, tvarkos, priklauso daryti tą, privalai daryti tą, negali daryti to, atskiriamas nuo mamos, vaikas mažas nori būti prie mamos, bet mama privalo dirbti, nes tokia sistema, vaikas privalo eiti į darželį ir nesvarbu, jeigu jis ten visą dieną vėlgi jaučiasi nesaugiai, jaučiasi bejėgis, jis yra paliktas, jis kaip jaučia likimo valiai, ar ne, ir vėl kas jo viduje vyksta programavimas, kad pasaulis yra žiaurus, kad jis yra vienišas, kad pasaulis yra nesaugus. Toliau mokykla mums pradeda įvedinėti savo taisyklės ir mokykla iš mūsų ko nori? Mokykla nori mus užauginti sistemos vergais. Tokia yra švietimo sistema, tam specialiai sukurta, tai yra vėl programavimas. Ir jeigu mokykla norėtų vaiką išmokyti gyventi, tai ten būtų kalbama apie tai, kaip kurti darnius santykius, apie tai, kaip būti turtingu, ar ne, apie tai, kaip palaikyti gerą sveikatą, bet ten apie tai nėra kalbama. Ten yra brukama į galvą sausa mokslinė teorija, kuri mums gyvenime net nereikalinga, todėl kad mes turime išmokti paklusti kažkieno aukštesnio įsakymui ir daryti tai, kas yra mums pasakyta. Pasakyta iškalti, kalk. Nesvarbu, tu suvoki, nesuvoki, kodėl, kam to reikia, tu turi iškalti. Tai yra mes mokykloje jau mokinami būti vergais. Ir tą turime suprasti ir iš to turime savo sąmoningų pasirinkimų išsivaduoti. Toliau, informaciniai šaltiniai, žiniasklaida, reklamos. Mes kiekviename žingsnėje esam programuojami. Kaip turime elgtis, kaip turime mąstyti, ką turime pirkti, ko turime norėti, ko turime nenorėti. Mums net yra įdiegta, kas yra skanu, ar ne, kas yra neskanu. Mes turime įdiegtas programas, kaip reikia gydytis. Mes netgi žinome, ką galima mylėti, o ką reikia nekęsti. Ir taip be galo be krašto mūsų susuktos programos valdo mūsų gyvenimą. Ir tai yra pagrindinė matricos žaidimo dalis. Mes esame prijungiami prie tam tikrų šablonų, prie tam tikrų programų, kad būtumėm patogus sistemai žaisliukai. Ir tai suvokę, aišku, mes galime iš to išeiti, išsivaduoti. Visa visuomenė yra valdoma per baimę. Pirmiausia yra bausmės baimė, bijok Dievo per religijas. Ne? Dauguma žmonių yra religingi, eina į bažnyčią ir kaltas, ar ne? Vėl aš esu kaltas, aš esu blogas, o jeigu aš esu kaltas ir blogas, aš esu nieko nevertas ir esu sistemai be galo patogus. Toliau, mes esam bauginami per išgyvenimo baimę. Tai yra pinigai, dirb, nes kitaip mirsi, maistas, klimato atšilimas, mes visur esam bauginami, kad bus katastrofos, tragedijos, neliks maisto, pinigai, vientisa bankinė sistema, čipai ir taip toliau. Vėl bauginami dėl išgyvenimo. Toliau mes bauginami per mirties baimę. Tai yra karai, virusai, ateiviai, radiacija, tektoniniai lūžiai ir daugybė kitų dalykų, kur jeigu aš visiškai esu atsijungusi nuo bet kokios žiniasklaidos, nuo bet kokių informacinių šaltinių, mano informacinis šaltinis yra per širdį susijungti su informaciniu lauku ir gauti iš ten informaciją. Jeigu mes klausomės žinių, jeigu mes skaitom Delfius ir visą kitą, tai jau automatiškai mes esam programuojami bijoti, programuojami paklusti vėlgi sistemai. Tai sistemos tikslas yra mokykis, dirbk, tikėk Vatikanu, tikėk mokslu, tikėk cheminiais vaistais. Ir visai neseniai turėjau atvejį, kai mano pažįstama moteris išsityrė pasinaudojo nemokamų tyrimų išsitirti
gimdos vėžio virusą, gimdos kaklelio virusą, ar ne, ir jai pasakė, pas tave yra pats agresyviausias virusas. Ir aišku, kad ta moteris išgyveno didžiulį pragarą, didžiulį skausmą ir galų gale, kol priėjo eilės iki tol, kol jau ten onkologiniam, ar ne, ir kai ten patikrino ir pasakė, nieko pas tave nėra, ar ne, moteris išgyveno didžiulį pragarą. Tai kodėl yra daromi tie tyrimai? Tam ir yra daromi tie tyrimai, kad žmogų įbauginti. Aš to tyrimo nesidariau, bet irgi gavau žinutę, ateik pasidaryk nemokamai, nesakiau, ačiū, man nereikia. Manęs neįbauginsi tokiais dalykais. Toliau. Kas mus laiko įstrigusius trečiojoje dimensijoje, trečios matricos žaidime? Tai automatizmas ir reakcijos. Mes esam kaip automatiškai įpratę, pas mus susidariusios yra neurojungtis arba aš tai vadinu automagistralėmis, ar ne? Įvykis, reakcija, įvykis, reakcija, įvykis, reakcija, įvykis, reakcija. Ir tol, kol mes vėlgi šitoje vietoje nesustosim ir sąmoningai nepasirinksim nereaguoti, tol niekas nepasikeis. Kažkas įvyko, mes sureagavom. Kažkas įvyko, mes sureagavom. Kai mes sureaguojam, mes stiprinam ir dauginam savo negatyvę 3D matricą. Tai yra, mes ją stiprinam, mes ją sukam vis dar labiau, vis dar stipriau ir iš jos išsivaduoti. Kuo labiau mes ją sukam, tuo yra sunkiau paskui iš jos išeiti. Nes aš jums toj pateiksiu pavyzdį. Vieną sekundę pasiimsiu siūlų kamuoliuką. Aš šitą pavyzdį rodau savo klientams, kurie sunkiai suvokia apie tai, kaip yra kuriama karma. Tai manau, kad ir jums daugeliu tai pasitarnaus. Pat įsivaizduokit, kad jūs gimstat su tokiu, su tokiu mažu kamuoliuku, sakykime. Prisuktos karmos iš praeitų gyvenimų, kažkokių įvykių, kurie turi nutikti jūsų gyvenime. Ir kai ta karma pradeda po truputį išsivynioti, kažkas pradeda nutikti, ar ne? Ir kai išsivinioja, tarkim, tokia situacija, jūs sureaguojat. Tai šita situacija susisuka su dviguba jėga atgal. Tai reiškia, kad kai nutiko įvykis, aš sureagavau, aš sustiprinau tą įvykį ateičiai. Vėl išsiviniavo, aš vėl sureagavau. Ir vėl užsisuko dvigubai daugiau. Ar ne? Ir taip mes sukam, renkam savo karmą, sukam tą kamuoliuką, kol gale prisukam, čia jis pakankamai mažas dar yra, ar ne? Bet mes prisukam didelį kamuolį. Ir kai mes nusprendžiam galų gale išeiti iš karmos žaidimo, išeiti iš 3D matricos, išeiti iš tos kančios, išeiti iš šito žaidimo sraigtelis, sistemos sraigtelis, ar ne? Mes pradedam, lankom visokius kursus, mokymus, pradedam dirbti su savimi, bet mes nesuprantam vieno esminio dalyko. Kai mes pradedam dirbti su savimi, tai, ką prisukau, nori, nenori, turėsi išsukti. Niekur tai nedings. Ir kai mes pradedam dirbti, tai pradeda tai išsisukinėti didesniu pagreičiu. Ir jeigu išsisuko kažkoks labai stiprus įvykis, viršijantis visus tavo įvykius iki šiol, pradėjau dirbti ir man nukrito nelaimės ant galvos. Taip ir turi būti. Ir kai tu išsisukus, išsivinioji šitam įvykiui, pasakysi, dabar taip yra, pažiūrėsim, kas bus rytoj. Viskas, tai ištirpo. Tada išsisuko kita dalis, ką tu prisukai. Ir tu vėl pasakei, dabar taip yra, pažiūrėsim, ką rytojus man atneš. Ir tai vėl ištirpo. Tada išsisuko sekantis ir taip tol, kol išsisuks visas kamuolys. Bet kai tik tu sureaguosi, jeigu išsisuko tiek, ne, tai susisuks dvigubai tiek atgal. Sureagavau, sukūriau naują negatyvą ir vis stipresnį kiekvieną kartą. Todėl, jeigu jūs suvoksit šitą principą, kamulio principą, tai jūs suprasit, kad kai pradedu gilintis į save, kai pradedu paleidinėti, suvokinėti, man gali nutikti bet kas, bet aš nereaguoju, nes tai proceso dalis. Kai aš pradėjau taikyti šitą suvokimą, kad sureagavau negatyviai, sukūriau naują negatyvą ir kad yra prisukta karma, kurią reikia išsukti, išvinioti, jinai turi pasibaigti.
9 mėnesius mane gyvenimas traiškė. O aš kiekvieną kartą sakiau, dabar taip yra, pažiūrėsim, kas bus rytoj. Viskas, kas vyksta, tik į gerą. Viskas, kas vyksta, tik dėl mano ketinimo, tik dėl mano geresnės ateities, tik dėl mano rytojaus. Ir po 9 mėnesių įvyko staigus matricos lūžis, staigus mane išmetė iš buto, kurį aš sutvarkiau, į kurį mane įleido tada, kai mane gyvenimas traiškė. Aš sudalyvavau seminare, Saulius iš manęs paėmė interviu ir pas mane pradėjo plaukti žmonės, tada aš dar sudalyvavau marketingo seminare ir padariau 1. kursą ir nuo tos akimirkos staigus matricos lūžis, staigus. Iki tol buvo 400, maks 800 eurų per mėnesį ir toks nuolatinis sunkumas ir va tas nuolatinis laukimas, kas vėl nutiks, ką vėl man matrica, mano prisuktoji karma man pateiks. Ir staigus lūžis, nuotaika gera, energijos daug, klientų daug, pinigų uždirbu daug, tiek, kiek visada norėjau, 3000, 5000 eurų per mėnesį maždaug. Ir aš supratau, kad pagaliau man pavyko pakeisti savo matricą, sulaužyti, išsukti, išvynioti ir galų gale man nebereikia patirti tų skaudžių pamokų, nes aš išmokau ir jas neutralizavau, pasakydama, dabar taip yra, pažiūrėsim, kas bus rytoj. Tai šitoje vietoje reikia daug kantrybės ir labai daug sąmoningumo ir aišku, kad reikia didelio įgūdžio darbui su savimi. Toliau, kas mus dar laiko įstrigusius 3D matricoje, tai mūsų ego. Mes esam įpratę veikti per protą, vadovautis taisyklėmis, kurias mums nuleido sistema, užprogramavo, nejaučiant širdies veikimo, bei ignoruojant kūno sąmonę. Na ir dar vienas punktas, kuris mus laiko įstrigusius 3D matricoje, tai yra atsakomybės perkelimas išorėje. Kai mes visą laiką kaltiname kažką kitą, nežiūrėdami į save, kai mes sakom, sistema kalta, globalistai kalti, valstybė kalta, kaimynai kalti, darbdaviai kalti, ar ne, bet mes nesuprantam, kad tik tai aš turiu raktus nuo savo matricos, tik aš su savo raktais galiu atrakinti vienas ar kitas duris. Ir ką aš atrakinu, tai ne išorės problema, tai ne išorės kaltė ar įtaka, tai mano raktai. Ką aš atrakinu, tą aš ir turiu. Tai dabar aš noriu, kad jūs labai atidžiai susikauptumėt minutį ir parašytumėt arba man, jeigu jūs norit išreikšti tai garsiai, arba savo, tai kokie mano gyvenime yra pagrindiniai mano raktai. Kokiais raktais aš rakinu matricos duris, kokiais raktais aš kuriu savo matricą. Priekaištai, nepasitenkinimas, liūdesys, baimė, nerimas, sielvartas ar atvirkščiai džiaugsmas, geranoriškumas, pilnatvė, gausa, dalinimasis. Kokie yra tavo pagrindiniai raktai, kas tavęs netenkina gyvenime ir kokią tu emociją pagrindė iš savęs spinduliuoji. Va tai ir yra tavo raktai. Tai dabar pabūk kelias minutes susikaupime ir pamąstyk, kokie yra tavo matricos kūrimo raktai. Kokias tu duris gali atrakinti su savo raktais, nes pyktis rakina pykčio duris ir kuria pykčio. Kuria matrica pripildyta situacijomis, kuriuose vėl ir vėl tau bus sukeltas pyktis. Ir tai tinka apie bet kokią emociją. Baimės raktas kuria baimės matricą. Priekaištų raktas kuria priekaištų matricą. Nuolatinio pasidavimo, liūdesio, negalėjimo raktas kuria būtent tokią matricą.
Būsiu dėkinga tiems. Pažiūrėsiu, ar aš mikrofonus. Būsiu dėkinga tiems, kurie pasidalins savo dabartiniais raktais. Ir matau jūsų klausimus, tai aš tuo juos apžvelgsiu. Taip, Irma klausia, ar karminius mazgus suvokti ir atrišti galima tik per paleidimų praktiką? Na, aš nežinau geresnės praktikos, kaip regresija ir paleidimai. Tai yra regresija, tai yra, kai mes leidžiamės su užklausa į tam tikrą gyvenimą, ten viską per suvokimą, per paleidimą transformuojam, ten viską keičiam, suvokimus parsinešam, tokiu būdu išlaisvinam tą užspaustą energiją, tos emocinius blokus, išgydom sielą ir mūsų šitos situacijos jau nebekabina. Tokiu būdu galima greičiau išvynioti šitą karminį prisuktą kamuoliuką. Tai yra greitesnis būdas. Aš nesakau, kad tokiu būdu nieko nenutiks realybėje, bet tai, ką mes išgyvenam per suvokimą karminio gyvenimo, pasikėlė karminį gyvenimą, to mums išgyventi čia ir dabar nebereikia. Aš turėjau tokį labai stiprų kelių gyvenimų netgi suvokimus. Tai yra, esu jau dalinusis ne vieną kartą, bet manau, kad čia yra daug naujų žmonių, todėl pasidalinsiu dar kartą. Tai yra, kai gimė mano trečioji dukra, aš jaučiau be galo didelį prisirišimą prie jos ir be galo didžiulę baimę ją prarasti. Ir aš, kai jau išmokau emocijų paleidimo techniką, kai išmokau keliauti į praeitus gyvenimus, tada ir ėjau su užklausa, kad parodytų man, iš kur ateina šita baimė prarasti dukrą. Ir vienas buvo labai stiprus paleidimas, kai aš buvau karaliaus dešinioji ranka, karys, karvedys, generolas, nežinau kaip ten tie rangai vadinasi, tai yra pats svarbiausias karo vedlys ar ne, strateguotojas. Ir man buvo 50 metų, aš turėjau labai jauną, labai gražią ir labai nuostabią žmoną. Ir aš tas karvedys, o ta žmona mano dabartinė dukra. Ir tame gyvenime jinai buvo nužudyta tą paskutinę naktį, kai aš jau žadėjau pasitraukti iš savo pareigų tam, kad sutelkti dėmesį į savo tą naują laimingą gyvenimą, nes mano žmona laukėsi. Ir ten aš išgyvenau be galo didžiulį skausmą, be galo didžiulę tragediją, tai yra viską išgyvenau jos praradimą. Susitaikiau, tai yra paleidau, transformavau visas energijas, pasižiūrėjau, kaip aš ten susikūriau, susivokiau ir tuo pačiu išsilaisvino tos energijos, įvyko transformacija. Ir kai mes tai sutvarkom praeituose gyvenimams, mums nebereikia patirti to šiuose gyvenimuose. O jinai turėjo savyje ir dabar dar kartais pasireiškia toks manęs gąsdinimas. Tai yra, pavyzdžiui, mes gyvenam 12 aukšte, jinai kai supyksta, išeina į 12 aukštą. Ir aš jaučiu, kaip man kyla baimė, kad jinai ims ir iššoks iš balkono. Arba, pavyzdžiui, jinai turi savyje kažkokią programą, kuri nuolatos ją įveda į tą matricą, kur įvyksta kažkokie labai stiprus kriminaliniai įvykiai. Tai yra, jinai mato, kaip yra jos akyse nutrenkia mašina moterį, jos akyse iškrenta žmogus iš balkono, jos akyse iškrenta mergaitė iš balkono. Ta prasme, jinai pastoviai atsiranda kažkokiuose labai sudėtingose situacijose ir tai reiškia, kad tai yra jau jos karmoje. Ne? Ir kadangi tai yra jos karmoje, kadangi aš esu kartu su ją, kadangi aš ją buvau praradusi, todėl aš jaučiau didžiulę baimę ją prarasti, bet kadangi aš tai pradirbau ir ne vieną gyvenimą pradirbau, tai man tos baimės dabar šiuo metu jau nebėra. Tai ką aš noriu pasakyti, kad šitą kamuolį išvynioti mums padeda ėjimas į karminius gyvenimus ir karminių mazgų išrišimas, išpainiojimas, išnarpliojimas, suvokimas, transformavimas per paleidimo praktiką, tai galima pavadinti transformacijos praktiką, išlaisvinimo praktiką, energijų keitimo praktiką, kaip norim taip vadinkim, bet ten turi įvykti transformacija. Turi tas gyvenimas būti suvoktas ir transformuotas. Ačiū už klausimą, Irma. Toliau.
Justė rašo, vienintelė navigacija, kurią turime vadovautis, tai jausmai, blogas jausmas, ne tas kelias, džiaugsmas, linksma, gera, tavo kelias. Taip, jeigu kalbant apie kelią, sutinku visiškai, tai yra mūsų vidinė navigacija, bet gyvenimas vyksta ne vien tik tai pagal kelią, o tai yra būna daug įvairių įvykių ir kyla mums daug visokių emocijų. Ir todėl vien jas ignoruoti, sakyti, nu dabar taip yra ir kažkur užkišti, irgi neteisingas kelias. Tai yra nereaguoti, bet to pačiu žiūrėti, tyrinėti, kodėl kyla šita emocija, su ko jinai susijusi, su kokio mano programom ir būtent jas visas išlaisvinti, paleisti. Va, dabar taip, Daiva rašo, ačiū tau už pasidalinimą, kad jos pagrindinis raktas yra nusivylimas. Na va, tai reiškia, kad su nusivylimo raktu tu nuolatos kuri situacijas, kuriuose tu vis nusivili savimi, nusivili žmonėmis, nusivili pasauliu, nusivili sistema, nusivili savo tėvais ir nusivili santykiais ir daugybė visokiausių nusivylimų gali būti mūsų matricoje. Ne? Tai tau dar reikia pasižiūrėti, koks konkrečiai yra tavo nusivylimas, ar jis yra globalus, ar jis yra kažkokioje vienoje srityje. Toliau. Irma rašo, man yra šitas dalykas su vaiku, nežinau, koks dalykas su vaiku, kažką gal praleidau. Irma rašo, koks geras paaiškinimas, taip suprantu, kad susiūlo. Taip, Viktorija, aukščiausia baimė, nerimas, dabar dėkingumo efektas, išvelgti kiekvienoje situacijoje tik teigiamus dalykus. Situacijų priėmimas, super. Viktorija, va taip ir judam, ne, taip ir judam. Suvokinėjam. Jeigu nemokam keliauti į praeitus gyvenimus, tai suvokinėjam situacijas, kurios ateina čia ir dabar. Šaunuolė. Prisirišimas ir baimė prarasti. Na va, tai reiškia, kad vėlgi atsakymai yra praeituose gyvenimuose. Jeigu mes turime kažkokių baimių, kurių negalime paaiškinti, tai visada atsakymai yra praeituose gyvenimuose. Visada. Kitaip ir nebus. Gerai, dar laukiu jūsų pasidalinimų, jūsų šablonų, jūsų raktų. Taip, tai kaip pakeisti savo gyvenimo matricą? Tai pirmiausia, keisti raktus. Reiškia keisti emocijas, emocinius blokus, sielos įrašus, archyvus, apie kuriuos esu anksčiau kalbėjusi, bei programas ir ribojančius įsitikinimus, dirbti su savo ego, išeiti iš proto, eiti į širdį. Ir tai yra didelis ir gilus darbas su savimi. Ir jums nepavyks tiesiog nuspręsti. Nepykti, tiesiog nuspręsti, nereaguoti taip. Kai mes mokam dirbti su savimi, mes galim nuspręsti nereaguoti. Bet jeigu mes nepasižiūrim į tas vidinės programas, jeigu mūsų ego labai stipriai bujoja, jeigu mes turim tų užslėptų, tų karminių visokių mazgų ir baimių, na, mums tiesiog nepavyks. Mes galim bandyti užslopinti, bet kai mes bandom užslopinti baimę, jinai išsiveržia per panikos atakas. Todėl slopinimas emocijų čia yra nepagalbininkas. Čia reikia išmokti, priimti, pripažinti, ištyrinėti ir paleisti, transformuoti. Tai yra toks tikrasis darbas su emocijom, tai yra nesureaguoti ir pasitikrinti, kaip aš susikūriau šitą įvykį. Koks magnetas yra manyje, koks šablonas yra manyje, kokie įsitikinimai yra manyje, kurie sukūrė šitą situaciją ir įvykį. Tai yra visa apimantis ir teisingas jau darbas su savimi ir judėjimas teisinga kryptimi. Tai norint nebepykti, reikia padirbėti su pykčio energija, padirbėti su pykčio blokais. Pyktis kyla dėl daugybės dalykų, trūkumas kontrolės, trūkumas pritarimo, noras įrodyti, dėl neteisybės jausmo. Jeigu kyla pyktis, pirmiausia, mes turime atrasti jo priežastį, tada priežastį paleisti, tada pačią pykčio energiją paleisti, transformuoti ją į meilės, parsisiųsti baltą energiją, užpildyti tuštumą atsiradusią ir mylėti save pykstančią. Ir tada sąmoningai stebėti. Aš dabar kalbu tik apie vieną emociją. Tai liečia visas emocijas. Pyktis yra dažniausia emocija, todėl aš dabar apie ją ir kalbu. Ir kai aš pradėjau dirbti su savo pykčio emocija, jinai pasireikšdavo vėlgi, mano jauniausia dukra yra mano didžiausia mokytoja. Ir
pas ją labai stiprus charakteris, jinai yra ugnis, aš esu žemė, aš esu tokia lėta, rami, išlaikyta, o jinai ugnis, jinai užsidegė, reikia čia ir dabar, jinai isterikuoja, jinai reikalauja, ir man su to buvo labai sunku susitvarkyti. Aš pereidinėjau savo pamokas ir kai jau aš paleidau viską, suvokiau viską ir priėmiau save pykstančią, tada pradėjau stebėti šitą pykčio žaidimą. Ir aš matau, kai ji elgiasi taip, kaip elgiasi, man pradeda ateiti srautas iš viršaus, o tas visata veikia per mus, tas karminis šablonas. Ir aš jaučiu, kaip man jau pradeda kilti pyktis. Ir aš ką darydavau, aš sakydavau, stop. Šito žaidimo aš nebežaisiu. Tada nueidavau į vonią, užsidarydavau ir pradirbdavau sukilusi pyktį. Ir taip tas stop užėmė gal kokį porą mėnesių, kol aš išmokau nebereaguoti ir nusišypsoti, apkabinti ją ir pasakyti, aš tave myliu, aš suprantu, tu nori, bet dabar to nėra, aš suprantu, tu nenori, bet dabar taip reikėtų, yra atsakomybės, ar ne, aš ją apkabinu, pabučiuoju, pasakau, kaip tave myliu ir tada jinai iš karto nurimsta, nes per ją irgi groja visata, kuri tikrino mane, tikrino mano pasirinkimą, išsivaduoti iš pykčio energijos. Todėl su kiekviena emocija yra darbas. Sąmoningai pasirinktas darbas. Nebus taip, kad nusprendžiau nebepykti ir nebepyksiu. Ne. Jeigu tu bandysi nuo to pabėgti ir apsimetinėti, tai kaupsis tavyje ir su dar stipresnė jėga išsiverš, kaip uraganas išsiverš. Todėl nebandykit pabėgti nuo savo emocijų, nebandykit jų ignoruoti. Nereaguoti nereiškia ignoruoti. Visada tai tvirtinu ir dabar noriu užtvirtinti, kad nereaguoti jokių būdų nereiškia ignoruoti. Reiškia pastebėti, taip, kyla pyktis, bet dabar taip yra, dabar man kyla pyktis, dabar taip yra, dabar man kyla baimė, dabar taip yra, dabar man kyla susierzinimas, bet dabar taip yra, aš tai pastebiu, aš tai stebiu. Tai yra iš reakcijos mes pereinam į stebėtojo būseną, į stebėtoją. Ir tada sakom stop, tyrinėjam šaknis, ne? Tai taip reikia dirbti su kiekviena emocija. Taip, mačiau, kad Darius kažką rašėte, tai patikrinsiu. Mona rašo, sveika mieloji Lidija, tai matyt, Mona tik dabar prisijungė, tai jie paklausys tikriausiai viską nuo pradžių. Taip, Daiva pabėgo. Globalus, būtent viskas, ką išvardinote, nusivylimas savimi, kitais žmonėmis, įvairiomis situacijomis ir taip toliau. Ir nežinau, kaip išeiti iš jo. Tai šiaip tiems, kurie tikrai matote vertės tame, ką aš sakau, ir suvokėte, kad tai yra išsilaisvinimo kelias, tai aš nuo spalio 17 darau kursą, būtent visomis tomis temomis ir mokysiu jūs iš to išeiti. Jeigu nenorit kurso, yra asmeninės konsultacijos, asmeninės sesijos, asmeninis vedimas. Todėl visa pagalba, visi įrankiai yra, tik tai leiskit vėlgi padovanokit savo šitą dovaną, nes niekas už jūs to nepadarys. Jeigu jūs sakysit, neturiu pinigų, neturiu laiko, negaliu dabar sau leisti, tai ką darysi? Toliau suksi savo šitą nusivylimo globaliu mastu raktus, karmą, įvykius. Ir vis labiau ir labiau nusivilsi. Todėl galbūt laikas jau sustoti ir pradėti jau vynioti šitą kamuolį atgal, o ne pirmyn. Toliau. Tai pagalba tikrai yra, jeigu yra noras, apie kursą papasakosiu šiek tiek vėliau ir jau šią savaitę paskelbsiu visą informaciją apie kursą, tai kam įdomu, sekit, skaitykit ir dalyvaukit. Taip, toliau Irena. Būti gera kitiems, kad būčiau priimta, mylima. Dabar jau esu suvokusi. Dar kontrolę turiu pati padaryti, nepasitikiu. Trūkumas kontrolės, trūkumas meilės ir pritarimo. Ir vėlgi, kai mes esam trūkume, mes atrakinam trūkumo duris
ir kuriam trūkumo matricą. Va, ačiū Jums už pasidalinimą. Gerai. Va. Tai dabar trumpai kaip tik apie kursą ir pakalbėsiu, bet labai trumpai, o visą informaciją aš paskui surašysiu nuosekliai į eventą šiame puslapyje ir galėsit patyrinėti, galit susirasti mano svetainėje atsiliepimus, žmonės, kurie jau praėję yra kursą ir ne vieną kursą ir asmeninės sesijas, turi tikrai didelius pokyčius gyvenime, patiria visai jau kitą matricą ir tikrai jų pokytis yra man kaip dovana, dėkingumas jiems už jų pokytį. Ir dar kartą noriu priminti, kad aš niekada nesidalinu tuo, ko per save neperleidau ir nepatikrinau. Tai yra, niekada nesidalinsiu informaciją, kurią aš perskaičiau ir nepatikrinau. Nes kai perskaitom, mes galim pajausti per širdį, ar tai galėtų veikti. Bet kai mes jau patikrinam, mes turim žinojimą, mes turim patirtį. O tol, kol mes tik išgirdom, va dabar aš jums ką sakau, jūs turit žinojimą, bet patirties neturit, patikrinimo neturit. Todėl jums lieka pasitikėti manimi ir leisti jūs nuvesti. Nes aš iš tikrųjų praėjau daugybę kursų, investavau į save didžiulės pinigų sumas, tam, kad būčiau čia, kur esu, bet aš tai dariau ne tam, kad galėčiau jums tai pranešti. Aš tai dariau grinai dėl savęs, nes aš gyvenau labai sunkų gyvenimą, turėjau labai nešiausi labai sunkius raktus, atrakinėjau labai sunkias matricos duris, kūriau sunkias situacijas ir turėjau didžiulį troškimą iš to išsivaduoti. Ir tie įrankiai, kurie suveikia man, tais įrankiais aš su jumis ir dalinuosi. Jokių kitų įrankių aš jums neduodu. Tai šitas kursas, kuris jis yra sudarytas iš 4 modulių, tam, kad jūs pereitumėt visiškai į tą naująją matricą, tai yra 5D matrica iš 3D į 5D. Tai yra, kad jūs pakeistumėt visus savo raktus. Tai pirmas modulis yra pagrindai, technika, įrankiai, be kurių mes nepajudėsim. Atsakomybės prisiėmimas, darbo technika, darbas su trūkumais, su baimėmis, su visom energijom, išėjimas iš ego spąstų, darbas su iliuzijomis, lūkesčiais ir taip toliau. Tai yra visas pagrindas, be kurio neįmanoma pajudėti toliau. Toliau antras modulis yra vidinė galia, tai yra meilė savo, santykis su savo fiziniu kūnu, santykis su kūno sąmonė, savo širdies pajautimas, savivertės kėlimas, pasitikėjimas savimi atgavimas, vertybių išsigryninimas, susijungimas su tuo, kas esu, sielos alchemija ir susijungimas su dvasios jėga. Toliau, trečias modulis yra visatos veikimo dėsniai. Tai yra, aš labai aiškiai išaiškinu visus visatos veikimo principus, dėsnius, kaip tai veikia, kaip tai panaudoti savo, kaip sąmoningai rinktis, kaip sąmoningai kurti savo gyvenimą, jau duodu jums labai labai aiškius žingsnius, kuriais pati praėjau ir kurie tikrai veikia. Ir čia kalbėsiu apie sansaros ratą, apie sankaras, apie karminius susitarimus, mazgus, pasižadėjimus, prakeiksmus. Ypač labai svarbu yra susinaikinimo programų atradimas ir paleidimas, kadangi mes praktiškai visi, kurie gyvename 3D matricoje, mes visi turim susinaikinimo programą, todėl kad mes čia atėjom per prievartą, jau žinodami, kad einam į sunkumą ir skausmą, su nesutikimu gimti. Ir kai tu nesutinki gimti, kaip tu gali laimingai ir džiaugsmingai gyventi. Toliau sąmonės žemėlapis, vibracijos, išsiaiškinsim, o kokia prasmė pykti, kokia prasmė bijoti, kokia prasmė priekaištauti, tai yra sąmoningumo plėtimas, dėmesio įvaldymas, nes kur tavo dėmesys, ten energija, kur energija, ten materializacija. Pasitikėjimo visata atkūrimas, neutralumas, tai yra matricos lūžio raktas. Toliau, materializacija ir darbas su ketinimais bei gyvenimo vizijos kūrimas. Ketvirtas modulis
Tai yra pilnatvės gausos sąmonė arba perėjimas į 5D matricą. Tai čia jau darbas su karminiais gyvenimais, leidimasis į tuos praeitus gyvenimus, gydymas vaikystės traumų, gydymas savo sielos, nuoskaudų paleidimas, atleidimas, finansinės gausos tyrinėjimas, visos bendros gausos tyrinėjimas, tai yra energijos gausa, laiko gausa, talentų gausa, gebėjimų gausa, realizacijos galimybės. Toliau gausa ir dėkingumas. Kas yra pilnatvė? Kas yra gausa? Gausa yra dėkingumas, o pilnatvė tai yra meilė, ramybė, džiaugsmas, saugumas ir visa tai, ko mes ir ieškome, ko mes ir trokštame. Na ir gyvenimas tėkmėje. Va, tai plačiau apie kursą aš dar kalbėsiu kituose susitikimuose ir padarysiu pristatymą. Dabar pasižiūrėkim, ką jūs dar man rašote. Taip. Aha, Aurelija rašo. Sveiki, laukiu jau kurso. Puiku, Aurelija, gali jau registruotis. Jeigu turi noro, taip, nuo spalio 17 pradėsim 3 mėnesių kelionę į save. Inga rašo, esu dalyvavusi kursai ir praėjus nemažai asmeninių sesijų, tikrai daug suvokimų ir pokyčių. Daug kas susidėlioja į savas vietas, net dalykai atrodė neįmanomis. Taip, Inga. Ačiū tau už pasidalinimą. Gerai, tai jeigu daugiau neturite klausimų, šiandien aš išdėsčiau viską, ką norėjau išdėstyti ir tikrai labai linkiu jums išeiti iš tos sraigtelių sistemos, išeiti į sąmoningumą, nustoti sukti savo karminį kamuolį, pradėti jį išsukinėti drąsiai, pasiryžus iki pabaigos, kol jis išsisuks, pradirbinėti karminius gyvenimus ir pereiti į 5D. Mūsų naujoji era ir yra apie tai. Tai reiškia, kad į tą naująją žemę, į naująją matricą pereis tik tie, kurie pasirinks pereiti. O tie, kurie liks su savo senais šablonais, kas bus su jais, na, jiems teks eiti toliau savo pamokas, dar neaišku, kiek daugybę amžių, kadangi dabar šis laikotarpis yra labai labai dėkingas. Tai yra virsmo laikotarpis, sąmonės atvėrimo laikotarpis, kai įeina naujos energijos ir tie žmonės, kurie pasuks savęs suvokimo ir išsilaisvinimo keliu, jų sielų laukia nuostabi ateitis 5. dimensija, o tie, kurie pasiduos programavimui, šablonams, nešiosis tuos sunkius raktus, ar ne, jų gyvenimas negerės, o tik sunkės. Todėl labai labai linkiu jums nuspręsti, kuriuo keliu pasukti ir kas šiuo metu yra man svarbiausia. Tai yra investuoti į save, į savo ateitį. Ir prisiminkit, kad jūs esate vieni ateityje. Vieni, tai yra jūsų vaikai, tėvai, sutuoktiniai ir darbdaviai ir bet kas kitas, jie gyvena vieni savo gyvenimą. Ir sielos patirtis yra vienos, kaip pasakyti, tai yra jūsų asmeninis pasirinkimas. Ir jums nereikia žvalgytis į tai, ką pagalvos artimieji, ką pasakys tėvai, ką pagalvos sutuoktinis, gal su manimi išsiskirs, na, išsiskirs, tai ačiū Dievui, reiškia, mums nepakeliui. Jeigu jūs eisit sąmoningumo keliu, tai jūsų vaikai eis jums iš paskos. Labai retas atvejis, kai jeigu mama pasuka tuo keliu, kad vaikai, taip, jeigu vaikai jau didesni, yra tėčio linijos vaikas, yra mamos linijos vaikas, tai gali būti visai, bet jeigu vaikai dar mažesni, dažniausiai vaikai yra prisijungę prie mamos energetinio lauko. Todėl jums reikia galvoti tik apie save, ne apie ką nors kitą. Ne ką pasakys, ne ką pagalvos, ne kaip aš čia taip dabar galiu, o tik tai, ko aš noriu, kur aš einu, koks mano kelias. Viskas. Šiandien baigiau. Ačiū, kad esate. Ir labai džiaugsiuosi su tais, su kuriais mes susitiksim kurse. Iki.